siūlė kem 5 eurus susimokėti. Aš sakiau... Sakė, čia pats pigiausia parduotuvė. Pigiausia parduotuvė čia, sakė. Aš sakiau, gerai, eisim pažiūrėti. Pagranga, ką darai? Tikrinu vandenį. Aš šaltesnis? Negu baseinė. Baseinė šiltas? Va, čia kažkas vyksta. Čia jau ką perė. Apipin reiškia, iš dabar nepraleisti tave. Čia perėja yra ant tiek pofė, kad čia nieks net nežada sustot praleisti. Merdukas. Oi, kokia jam garbė, čia visur ten va mečetė to. Nueisim prie namą. Palauksim, kol sutent. Agezai pasimeldėdavo valgas įsėdė. Nu, kažin, jie meldė. Bet jie naudojasi tą progą, kad gali pavalgyti. Taip? Tai mums palei tą gatvę kažkur ten į aną pusę reikia. Pro šalį ėjom užėjom parduotuvę, šiaip rūbų pasižiūrėti. Žmonių tai be proto. Lietuvą irgi. Eilės kokios. Visi šobinas, nes čia yra šalčiau negu laukia ant 10 laipsnių. Mečetė kokia? O! Monstrinė. Saulę net nemačiau. Einam biškį į čia pažiūrėsim, ar yra daiktinikės. Kažkokia yra, bet neaišku. Čia pasvers gal... Ai, va. Čia nekudamėlė. Ai, 106 kur nori. Kilograms, ką? Kilogram gauna 189 lyras. Nežinau, paskaičiau, kad 9 eurų gauna, sako, taip įmanoma tokia kaina. Kas parduotuvai? Tai tiek kainuoja, va, 8 pėm. 8 pėm 9? Nu, tai o tas sakė 9 pėm. Kits kažkoks pigesnis buvo. Nu, daiktinykės kainas tai nedžiugin. O, už 324 yra kažkokia. Bet čia 0,5. Tai paimsim 2. O, kokia. Koksai statinys. Eik, sau. Kokio aukštumo. Paskui pasakė Minske, sako, yra. Dėl to įsipratom. Prieš einant melstis turi nusiprausti kojas. Ten. Turistas? A. O, koks vaizdas. Atsiveria. Eik sau. Atėjom prie tų. Po biškiuką artėjom. Čia 2011 kažkas buvo pastatyta jau. Dapėsi galbūt visokių nesąmonių, ne? Patys ką galite turbūt. Patys ten. Nu, patys ir prisidenkit. Užsidenk ten su šortais negali. Tokia temperatūra, bent jau kondicionieriai yra tenai. Nu, pasišopinom. Papigiai, atvarėm į vietinį parduotuvę. Einam dabar. Kadangi vietinį parduotuvę, tai vodkės nėra. Eisim gal ten, kur ir dabar. Štai ir mūsų parduotuvė. Paėmėm vodkę 0,7. Tai va čia reikės mokėti tiek pinigų. Dar gausim gražos tam. Biškai gausim 6 eurus. 6 lyras.
Už butelį 400 pinigų. Kas gali tiek mokėti? Nu, žodžiu, neturėję gražos, tai ant 1,5 lyros dar jie apgavo mumis. O kas čia su turkais? Irgi taip pat? Ja. Turk sakė, būtų išdūręs. Už tai, kad netidavė gražos. Nueinam dar, pažiūrėsim į tą požeminį bazariuką. Nebus taip, kad ten visi sėč, mumis žiūri, mes vieni patys pirkėjai. Viską tai pradėsim siūlyti. Sėdim va šitam gražiam parkelį po šopingų. Sužinojom, kiek čia lyra kainuoja. Ir mumis žiauriai Lietuvoje išdūrė. Žodžiu, mes nupirkom Lietuvoje už 100 eurų lyrų. Nu, nelygiai už 100, bet mes gavom už 100 eurų, už 98, 2050 lyrų. Čia mes už tokius pinigus būtumėm gavę 2590 lyrų. Tai mumis Lietuvoje apgavo ant 450 lyrų. Tai žinokit, keliautojai, kurie iš Lietuvos keliausit į Turkiją, neapsimok keistis lyrų Lietuvoje. Čia atvažiuojat nusipirka. Pas mumis kursas Lietuvoje buvo 21 lyrą už 1 eurą. Čia yra 27,50 lyrų už 1 eurą. Tai va. Nebent dar būtų geriau doleris išsikeisti. Reikia pasidomėti, nes man atrodo, kad 1 euras lygu čia 1 doleriui, o dolerių gali įsigyti pigiau. Nu, nežinau, čia jau vėl reiks svarstyti ir vėl skaičiuoti. Nu, bet neapsimok Lietuvoje lyrų keistis. Čia atvažiavus geriau prie vėlusius išsikeisti. Tai va, gyvenimo mokės. Tai suskaičiau, išdūrė ant 16 eurų. Ant to degtinės butelę, kurį nusipirkam. Gal jisai čia sulūžęs? Nu, pertrinkė gal jį. Nu. Kas jį, čiucikai? Kas jį? Ką? Nu, kas vakarieniai? Skaniai. Nelabai. Nu, nepatinka jie vaidėjo. Faršiukai kepti. Man tai normaliai.